Tai laba diena, mėly šios šventės dalyviai. Pirmiausia, man labai miela matyti pilną salę. Net netelpa, dar iš kraštuose stovi. Tai reiškia, mums ta šventė yra labai svarbi. Be abejo. Ir švenčiant kovo 11-oje mes daugiausiai vartojame ir kartojame žodžius, gal savotiškai ir paprastus, bet labai brangius, tai Lietuva ir laisvė. Šitie žodžiai susijęti jau 34 metus su kovo 11-ąją. Tai šita data, buvusi viena iš kalendorinių metų dienų, šiandieną mums yra labai svarbi. Mūsų istorijai ir kasdienybei. Šita diena mums pasako labai daug apie mūsų valstybę, apie mūsų dabartį ir ateitį. Šita diena mus labai vienyje. Ir yra kas vienytų mus. Tai laisva Lietuva. Ji mums dovanota ir patikėta. Ir šita dovana turi atsakomybės prieskonį. Ir šitos atsakomybės turbūt negalima perduoti niekam. Kaip ir per maža kalbėti apie atsakomybę, kai kada. Arba kažkam priminti. Tik tai kiekvieną dieną ją įgyvendinant, mes stipriname laisvę ir auginame Lietuvą. Ir šiandieną Šilutės savivaldybės visa bendruomenė gali džiaugtis ir didžiuotis su atsakingu požiūriu į laisvę, jos vertybės, už Pamario krašto ir visos Lietuvos raidą. Tik tai bendruomenės idėjomis ir nuoseklia veikla mes keičiame Šilutės miesto, miestelių ir visų gyvenviečių veidą. Tik tai bendruomenės dėka mes daug ką padarėme visose seniūnijose. Ir šiandieną sveikindamas jūs su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, noriu tarti nuoširdų ačiū visai bendruomeniai už pilietiškumą, patriotiškumą, už atsakingą, nuoseklų darbą vardan Šilutės krašto, vardan Lietuvos. Ačiū visiems, kas gyvenate čia ir kas prisidedate prie mūsų gerovės. Ši diena ne vien tik tais yra valstybinė šventė, bet yra ir mums dar pagarbos ženklas kai kuriems išskirtiniams mūsų bendruomenės nariams. Šiandieną turbūt nerasime geresnio momento įteikti sidabrinės nendrės premiją. Ji suteikiama išskirtiniems mūsų bendruomenės nariams. Už išskirtinę veiklą, už atsidavimą šiam kraštui ir ne vienerius metus. Ir šiandieną mes turime tokį žmogų čia salėje. Pakvies Marijus vėliau, bet aš noriu išbėgti vedėjui į priekį ir pats pirmasis pasakyti, aš labai džiaugiuosi. Aš šitą žmogų pažįstu ne vienus metus. Tai yra talentas, tai yra kūrybingas be galo žmogus ir atsidavęs mūsų kraštui. Tai nuostabi pedagogė, nuostabi autorė koncertų, kūrybiškas žmogus, visuomeniškas žmogus ir neskaičiuojantis savo laiko. Šitas žmogus senai jau buvo vertas sidabrinės nendrės premijos. Tai yra mūsų miela mokytoja, ne vieną žmogų išauginusi ir išleidusi į meninės platybės, tai Liudmila Kašėtienė Mikkelsen. Nedarneikite, kolegė, darneikite. Aš noriu šiandieną nuo visos
Šilutės savivaldybės bendruomenės padėkoti už jūsų kūrybinę, koncertinę, pedagoginę veiklą. Ačiū už tai, kad jūs garsinate Šilutės kraštą, jūs garsinate Lietuvą ir visoje Europoje. Tikrai mes džiaugiamės ir aš manau bus daug gražių aplodismentų ir jums padėkų šiandieną, nes jūs per tiek metų nusipelnėte. Ačiū Liudmila, kad esate mūsų bendruomeniai, kad esate meno mokykloje ir kad esate šiandieną čia salėje. Ačiū ir gražios šventės. Gerbiamas Šiek tiek susijaudina, kadangi apie Liudmilą labai sunku kalbėti. Gerbiamas merė, pasilikite scenoje. Dar ir kad būtų drąsiau, Sidabrinės nendrės skirstymo komitetas. Jį sudaro skirtingų sluoksnių žmonės, atstovaujantys skirtingas bendruomenės. Ir leiskite į sceną pakviesti Sidabrinės nendrės premijos komiteto pirmininkę Aliną Urbonienę. Ovacijos jai. Išskirtinė ta akimirka, kada yra įteikiama sidabrinė nendrė. Ponios ir ponai, aidint jūsų ovacijomis sceną įnešamos Sidabrinės nendrės premijos regalijos. Laureatui skirta plaketė. Kiekvienais metais Sidabrinės nendrės premija, kuri pirmą kartą buvo įteikta 1995 metais, premijos laimėtojas gauna vardinį diplomą, premijos laureato specialų į sidabrinę ženklą, kuris, kaip matome, yra įmontuotas, įkomponuotas į šitą plaketę, na ir žinoma, piniginę premiją. Gerbiama Alina Urbonienė, ateina metas išgirsti jūsų žodį ir pakviesti sceną šių metų Sidabrinės nendrės premijos laureatą. Labadiena visiems. Visų pirma, sveikinu jūs visus su kovo 11-ąja, mūsų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Ši diena yra svarbi mums visiems ir ne vienas Lietuvos miestas šią dieną yra pasirinkęs kaip įvairių apdovanojimų įteikimo dieną. Taigi Šilutėje šiandien Sidabrinės nendrės iškilminga įteikimo ceremonija. Ir Sidabrinės nendrės laureatė šiemet tapo mūsų visų mylima už ypatingus nuopelnus ir darbus garsinant Šilutės darbą nominuota Šilutės meno mokyklos mokytoja ekspertė Liudmila Kašėtienė Mikkelsen. Ponas ir ponai, Liudmila Kašėtienė Mikkelsen. Bet kaip meras teisingai sakė, apie šią moterį būtų galima kalbėti daug ir ilgai. Kiekvienais metais paruošta daugybė laureatų, kurie laimi festivaliuose, kurie konkursuose nusiskina Grand Prix. Mėly bičiuliai, aš nevardinsiu visų šios moters pasiekimų. Aš išvardinsiu keletą jos auklėtinių. Ir tada taps viskas aišku, kur jie mokosi ir kur jie studijuoja. Todėl, kad jie savo kelią pradėjo mūsų mieste, mūsų krašte, Šilutėje ir būtent juos mokė Liudmila Kašėtienė Mikkelsen. Taigi, jos išskirtiniai mokiniai. Skaistė Kašėtaitė Meižekienė, kuri dirba fortepijono mokytoja nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje. Milda Daunoraitė, kuri mokosi Londono Karališkoje muzikos akademijoje. Kasparas Mikužis, Londono Karališkoji muzikos akademija. Žmogus, kuris grojo Nobelio įteikimo premijos ceremoniale. Joris Mikužis mokosi nacionalinėje Čiurlionio menų mokykloje. Saulė Norvaičaitė,
mokosi Roberto Šumano universitete Düsseldorfe. Pijus Pirogovas mokosi Londono Perselio muzikos mokykloje. Kristina Budvydytė Mejerė dirba fortepijono mokytoja ir koncertmeisterė Klaipėdos Šimkaus konservatorijoje. Ir Lukas Kašėta dirba Vilniuje Lietuvos simfoninė pučiamųjų orkestre Trimitas ir Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykloje. Tai yra profesionalai iš didžiosios raidės. Jos auklėtiniai. Gerbiamas merė, štai ir ateina ta akimirka, tai išskirtinė akimirka, kada vieną kartą gyvenime tu savų žiūrovų, savo miesto publikos akivaizdoje gauni sidabrinės Nendrės premiją. Gerbiamas merė, atlikite šitą gražią misiją ir kartu su Alina Urbonienė, su šios premijos komiteto pirmininkė įteikite sidabrinės Nendrės premijos laureatai skirtas dovanas, regalijas ir gėles nuo visų mūsų. Istorinė nuotrauka atminčiai. Liudmila, istorinė nuotrauka atminčiai. Ovacijos garsesnės. Dėkoju gerbiamam merui, dėkoju gerbiamai Alinai. Žinote, mėly bičiuliai, Šilutės meno mokykla. Šilutės meno mokykla tai yra daugiau negu paprasta meno mokykla. Liudmila Kašėtienė yra pirmoji iš šio kolektyvo, kuri gauna šitą sidabrinę Pamario krašto Nendrės premiją. Žinoma, kad tų mokinių bus dar ne vienas. Visų pirma, jie palieka meno mokyklą, būdami žmonėmis. Praėję pro profesionalo ranką žinoma, smagu, kada jie renkasi profesionalo muziko kelią, bet daug svarbiau, kada jie nueina teisinga kryptimi, kada jie iš tiesų atskiria, kur yra tas tikrasis menas. Gerbiama Liudmila, ką jūs norėtumėt pasakyti visiems, kurie čia yra šioje salėje, tai yra ir savas kolektyvas, ir tie mokytojai, ir visi garbinga susirinkusi publika, kurie yra čia šią išskirtinę akimirką kartu su mumis. Kalba sidabrinės Nendrės premijos laureatė. Su švente visus. Iš tiesų norėjau paprašyti Mariaus parašyti kalbą, nes jis taip moka gerai rašyti, bet nesutiko. Tai mėly šilutiškiai, gerbiamasis merė, Šilutės miesto administracijos atstovai, mano kolegos, draugai, mylimi mokiniai, tėveliai, svečiai. Esu iš tiesų nuostabios, bet atsakingos profesijos atstovė, nes mūsų rankose, mokytojų rankose, didžiulė jėga, tai vaikai ir jaunimas, kurie kurs mūsų ateitį. Esu labai laiminga, kad pasirinkau būtent savo profesiją, fortepijono mokytoją. Ir galiu drąsiai pasakyti, kad mano muzikinė veikla yra mano darbas, mano hobis, mano gyvenimas. Todėl esu iš tiesų sujaudinta, nepaprastai sujaudinta, tai matosi, jaučiasi iš balso. Bet esu nuoširdžiai dėkinga už man suteiktą garbę ir paskirtą sidabrinės Nendrės premiją, kurią priimu kaip įvertinimo ir pripažinimo ženklą.
tačiau ir kaip įsipareigojimą eiti ir toliau ateityje tuo pačiu keliu, su meile ir atsidavimu. Na, bent pasistengti. Be abejo, esu dėkinga savo draugams, kolegoms, savo mokiniams ir, kaip aš sakau, talentingiams tėveliams, su kuriais buvome, esame ir tikiu, būsime viena komanda. Norėčiau padėkoti savo mokyklos vadovams, buvusiai direktoriai Rūtai Gatelieniai, kuri matė, kuri vedė, kuri skatino mano profesionalinį augimą. O taip pat ir dabartiniai direktoriai, Daivai Pėlikiniai, kuri visada palaiko mano ne visada įvykdymuose, taip lengvai sumanymuose. Ir taip gražiai ir turiningai aprašė mano veiklą, kad vertinimo komitetas paskyrė tokį garbingą apdovanojimą. Taigi ačiū Jums, mielosios direktorės. Na ir atskira padėka mano šeimai, mano vyrui ir vaikams. Pirmiausia, už jų kantrybę ir supratimą ir galimybę dirbti net ir namuose, bet kurio paros metu. Jeigu netikit, paklauskit mano vaikų. Na, o užbaigti aš norėčiau pasikartodama mūsų lietuvių kompozitoriaus Balio Dvariono žodžiais, su kuriais aš sutinku ir kuriais tikiu. Taigi aš tikiu muziko pašaukimu skleisti grožį, gėrį, harmoniją, auklėti žmogų, pakelti jį virš kasdienybės. Gražios, šviesios, prasmingos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės visiems. Ačiū labai. Dėkoju gerbiamai Liudmilai. Mūsų yra labai daug. Žinoma, tai didelis būrys. Noriu pasveikinti gerbiamą Liudmilą. Ir tie, kurie lipsite į sceną, kviečiame būti lakoniškai, ščiupkite į glėbį, teikite gėles, todėl kad mūsų laukia įspūdingas reginys, koncertas Liudmila, niekur nepabėkite. Jūs esate scenos viduryje, mūsų centrinė figūra šioje šventėje. Ir pirmiausia, leiskite pakviesti Šilutės meno mokyklos tėvelius ir vaikus. Drąsiai į sceną kopkite, čiupkite į glėbį tą savo unikalią, nepakartojamą mokytoją bei ypatingų raginimų. Tiesiog jinai yra jūsų, jinai dirba kiekvieną mielą dieną, tobulina jūsų meistriškumą, jaudinasi už kiekvieną jūsų pasirodymą, festivaliuose, konkursuose. Todėl, kad kiekvieną kartą Liudmila į priekį, į vidurį, vaikai ateis iki tavęs. Tie mokytojai, nebijokite scenos, būkite scenos viduryje. Audringos ovacijos Šilutės meno mokyklos mokytam tėveliam Liudmila į vidurį. Jie patys ateis iki jūsų. Na, tai yra ta tokia graži visuotinė šventė ir tiesiog smagu, kad šiandien mes galime, prašau. Miela Liuda, noriu keletą žodžių, Čiurlionio žodžių. Bet reikia turėti šviesos su savimi iš savęs, kad šviestum tamsybėse visiems ant kelio stovintiems. Kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje ir eitų savo keliu, kad nestovėtų tamsybėse. Liuda, tu esi mūsų šviesa, tu esi mūsų jėga ir tu esi mūsų ateitis, mūsų vaikų ateitis. Nes menas kuria pasaulį gražesnį, jaukesnį. Mylim, apkabinam, sėkmės tau. Visi vaikai tėveliai esami būdai ir bus. Na, iš tiesų tos geros, nesuvaidintos emocijos, kurių niekada nebūna per daug. Tai yra akimirkos, kurios tik tai patvirtina, kad žmogus eina teisingų kelių. Kelių daug, bet taip ir turėjo būti.
Na, artistus, meno žmonės visada lydi gėlės, kiekviename žingsnyje. Ir kas galės teikia ir esami, ir buvę mokiniai, ir mokinių tėveliai. Tai tos akimirkos, dėl kurių verta gyventi. Tai yra sidabrinės Nendrės premijos laureatė Liudmila Kašėtienė, kuri yra šiandieną čia scenoje, mūsų visų akivaizdoje, priminėja sveikinimus ir tiesiog skęsta, norėjau sakyti, gėlių jūroje, ne, gėlių mariose, todėl kad mūsų marios yra artimiau. Mūsų marios yra tas vadinamasis pagrindinis šaltinis. O dabar leiskite į sceną pakviesti ir meno mokyklos kolektyvą. Meno mokyklos kolektyvas žygioja į sceną. Jie nori pasveikinti saviškę. Liudmila, nesiblaškykite, vykite į scenos vidurį. Juos nesutikite prie krašto, būkite šalia manęs. Va taip, tegul jie ateina. Tai ir atkeliauja Šilutės meno mokykla ir meno mokyklos direktorė savo kolektyvo priekyje, kuri taip pat nori pasveikinti kolektyvo vardu Liudmila Kašėtienė Nikelsen. Visų pirma, su švente, mėly šilutiškiai. Aišku, mūsų mokykla be galo džiaugiasi, kad šiais metais buvo pastebėta būtent meno mūzų pakylėta atstovė. Turbūt ne vienas ir švietimo įstaigos, ir bet kurios įstaigos vadovas džiaugiasi tais mokytojais. Mokytojais lyderiais. Mokytojais, kurie neša savo mokyklos vėliavą ir ją neša toli per visą pasaulį. Labai turbūt prasminga prisiminti, kad Liudai lygiai prieš 13 metų buvo įteikta Lietuvininkų vilties premija. Vilties. Tai jau tada visi tikėjome, kad jie užaugins mūsų mažuosius šilutiškius, kad jie neš šviesą ir meilę muzikai. Na, viso kolektyvo, čia šį kartą atstovai tik tai ant scenos. Žinot, kaip nenori lipti mokytojai ant scenos. Vardu, miela Liuda, leisk palinkėti tau troškulio, to kūrybinio troškulio. Ir toliau, kaip tam gyvam tokiam šaltiniui tekėti, ugdyti ir neprarasti to gebėjimo atrasti tuos mūsų mažuosius talentus. Bet ne tik atrasti, bet ir užauginti jiem tokius tvirtus sparnus, kad jie gali skristi ir nešti žinią apie mūsų Pamario kraštą per visą pasaulį. Mes džiaugiamės, didžiuojamės, nepaprastai vertiname ir linkime tik sėkmės. Šilutės meno mokykla. Savotiška talentingų mūsų Pamario krašto jaunosios kartos moksleivių kalvė. Ir Šilutės meno mokykla yra, ko gero, viena geriausių visoje Lietuvoje. Tai, mėly bičiuliai, tai dar ne viskas. Gerbiama Liudmila yra tiesiog užsirašę, sako, mes ją norime pasveikinti. Tai yra buvę mokiniai ir tėveliai. Buvę mokiniai ir tėveliai. Tai, mėly bičiuliai, štai ir ateina ta akimirka. Liudmila, pačios tavęs laukia staigmena, labai gerai, kad jūs paėjote į šalį. Ateina pats metas nuleisti ekraną. Todėl, kad tie talentingi mokiniai, jūs niekur nepabėgite, pasilikite čia. Todėl, kad tie talentingi mokiniai, kurie yra įsibarstę po visą margą vietą. Ir gal kai kas negalėjo būti šalia, negalėjo būti šią išskirtinę akimirką, šią išskirtinę progą kartu su mumis, jie yra atsiuntę tam tikrą sveikinimą, na, o kai kurių atstovai yra čia, prašau, prie mikrofono. Taip, taigi sveiki visi, dar kartą su švente visus. Na, o mes norim su šia švente dar antrą šventę pasveikinti mūsų mielą mokytoją. Iš tiesų, pati, kadangi einu muzikos keliu, dar auganti muzikantė ir auganti pedagogė, matau savo buvusią mokytoją ir didžiuojas be galo. Kaip matome, didžiuosis irgi labai daug kitų mokinių, tačiau kas mane stebina daugiausiai, tai kad mūsų mokytojas sugeba ne tik užauginti vaikus, bet ir užauginti šeimą. To mes labai
naudojamės iki pat dabar, lygiai mes su Fausta esame baigusios jau senai muzikos mokyklą, tačiau mes visi kartu išlikom kartu mokiniai, išlikom kartu tėveliai, visi kaip didelė bendrija Kašėtienės šeimos. Tai labai ačiū Jums. Taipogi jau norėčiau visus pasveikinti su švente o mokytojai visą laiką galvoja apie ją ir galvoju, o kur jinai laiko paslėpus tą jaunystės šulinį? Iš kur tiek energijos, iš kur tiek iniciatyvos daryti, veikti, mokyti? Vat tie žodžiai pasakyti mokytojas Dvariono, jie tokie teisūs, nes šitame žmoguje yra tiek daug šviesos ir šilumos kiekvienam mokiniui, kad ir ateisi, galbūt nepilnai pasiruošęs, vis tiek jinai bus kantri, jinai visada bus mylinti ir galų gale surengs tokią didelę šventę, kur visi galėsime pasidžiaugti ir dar labiau suartėti būtent muzikoje. Tad jai ačiū yra be galo be krašto didelis. O dabar, gerbiama Liudmila, žvilgsnis į ekraną. Paleiskite tą įrašą, kuris paruoštas buvusių mokinių. Miela mamytė ir mokytoja, esu nuoširdžiai laiminga, matydama, kad tave tiek daug žmonių įvertina ir myli. Ir kartu su visais norėčiau prisijungti prie sveikinimų ir padėkojimų. O pasakyti ačiū turime už begalę dalykų tau. Pirmiausia, tai už tai, kiek daug nesuskaičiuojamų valandų tu įdėjai darbo ne tik su manim, bet ir su kitais prie fortepijono. Visų antra, kad taip daug stengiasi profesiškai tobulėti. Visuomet randi būdų save šviesti, gilinti savo žinias ir visą šią šviesą perduoti mums, mokiniams. Didžiulis tau ačiū, mama, kad padėjai šią profesiją matyti ne tik kaip darbą, bet kaip didžiulį ir pasišventimą ir gyvenimo būdą, kurio metu mes esame laimingi galėdami džiaugtis muziką, mylėti žinias, bet svarbiausia paliesti daug žmonių ir ypatingai vaikų, ir pertikti šią meilę ir rūpestį jiems. Ačiū tau, mama. Brangi mokytojai, sveikinu Jūs su šiuo apdovanojimu. Taip pat noriu padėkoti už Jūsų pamokas, pasitikėjimą bei įskieptą meilę muzikai. Linkėjimai iš Hagos! Mokytojai, linkėjimai iš laisvos Lietuvos širdies. Ačiū už išaugintą meilę muzikai ir kūrybiškumą, kuris kasdien veda į priekį. Labai pasiilgau ir stipriai apkabinu. Sveiki visi, linkėjimai iš Londono. Noriu pasidalinti sveikinimais mokytojai su jos apdovanojimu ir labai yra malonu matyti jo mokytojai vertinimą Šilutės krašte. Tad prie viso to norėčiau palinkėti jai ir toliau dalintis jos muzikinę dovaną ir užauginti dar ne vieną muzikų kartą. Noriu perduoti savo linkėjimus, labai Jūsų pasiilgau, labai dažnai pagalvoju apie Jūs ir apskritai apie muziką. Ačiū, kad esate. Mokytoja, sveikinu Jūs apdovanojimu, labai už Jūs džiaugiuosi. Džiaugiuosi, kad gavote šį apdovanojimą, labai tikiuosi, kad per visą savo karjerą, kuri tikrai tikiu, jog tęsis dar ilgai, gausite dar ne vieną tokį apdovanojimą, nes Jūs tikrai to nusipelnėte. Užkrėtėte mane savo meilę muzikai, dėl to visada būsiu be galo dėkinga. Sveikinu Jūs su sidabrinės nendrės laimėjimu ir be galo džiaugiuosi, kad turėjau tokią nuostabią mokytoją kaip Jūs. Miela mokytoja Liuda, labai Jūs sveikinu ir dar labiau Jūs pasiilgau. Buvo nuostabi mokytoja visus tos metus muzikos mokykloje ir aš be galo džiaugiuosi už Jūs. Aš kartu su savo šeima labai didžiuojamės Jumis. Esu labai laimingas, kad esate taip vertinama. Ir siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus iš Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos. Jūs mums buvot kaip antra mama, dabar gaila jau esam išėję ir kai kurie nebegroja pas Jumis, bet visą laiką būsite mūsų širdyje. Brangi mokytoja, esu Jums labai dėkinga, kad į mano gyvenimą ir į mano namus atnešite muziką. Šis labai džiaugiuosi, šis apdovanojimas tikrai mums rodo Jūsų begalinį darbštumą ir nepasidavimą.
Aš labai džiaugiuosi, kad jūs buvot mano mokytoja ir aš jūs niekada neužmiršiu. Linkėjimai iš Londono. Mėly bičiuliai, jūs matėte tas išskirtines mūsų krašto asmenybės, kurios susijęs savo gyvenimą su muzika. Jie čia formavosi. Jie yra mūsų krašto žmonės. Ir tai yra žinomi, garsus muzikantai jau dabar, kurie net nebejoju, kažkada tai žvaigždžių kategorijoje grįš į savo gimtąjį miestą ir kops į šitą sceną, jausdami dėkingumą Šilutės meno mokyklai. Čia šitoje nuotraukų paletėje jūs matysite ir Liudmilos Kašėtienės Nikelsen įvertinimus su garsiais muzikais įvairiuose festivaliuose, bet tai yra meno mokyklos mokytoja. Tai gerbiama Liudmila, dabar jau galite patogiai įsitaisyti tarp saviškių žiūrovų gretose. Turi nuskambėti bent du kūriniai ir šiandieną šituos kūrinius atlikti kviečiame kai kuriuos talentingus mūsų krašto vaikus. Tai pirmiausia, leiskite pakviesti Agotą Pavilionytę ir Timą Verygą. Šie mokiniai dar tik pradeda mokytis muzikos, yra 1 klasės mokiniai. Jiem yra 6 metai, o ilgesnės ovacijos avansų. Na ir jiem pasisekė. Jie pateko į reiklios mokytojos rankas, kuri žino, kaip iš talentingų vaikų padaryti tikrus talentus. Skambės Franco Berso kadrilis. Bravo! Agota Pavilionytė ir Timas Veryga. Žinote, norėjusi, kad šiame renginyje mes pamatytumėme vieną iš tų jau rimtų, kietų talentų, kurie buvo paženklinti Šilutės meno mokyklos išskirtinių ženklų. Ir šiandien specialiai į sidabrinę nendrę sugrįžo į savo gimtąjį miestą, kad atliktų kūrinį sugrįžo iš Roberto Šumano aukštosios muzikos mokyklos Düsseldorfe, Vokietijoje, Liudmilos Kašėtienės Nikelsen auklėtinė Saulė Norvaišaitė. Ovacijos Saulei. Saulė noriu padovanoti visiems kovo 11-osios progą čia susirinkusiam Pamario krašto žmonėm ir savo mokytojai Liudmilai Ferenco Listo Giuseppe Verdi kūrinį. Tai yra parafrazės iš operos Rigoletto.
Šilutė, Düsseldorfas. Ačiū Saulė. Saulė, nepabėgit, gėlės. Apsisukite. Taip, ovacijos Saulė.